diena, o tie, kas žiūrit ryte, labas rytas, o tie, kas žiūrit vakare, tai labas vakaras. Taigi, sveiki atvykę į dar vieną mano filmuką. Tai šitame filmuke matysit daugiau statybos darbų, įsirenginėjom naujas dirbtuves, taip pat matysit, kaip įsikūrėm šitose patalpose ir taipogi pradėjom jau darbus prie mašinos. Einam į epizodą, bet prieš tai noriu papasakoti šiek tiek apie ateities planus. Autorenginiai.lt mūsų informaciniai partneriai yra jau suorganizavę gegužės 3 automobilių parodą. Toje parodoje galėsite pamatyti abu bolidus su atnaujinta išvaizda, sutikti mane. Galbūt padarysime ir lipdukų žiūrovams atėjus prie mūsų. Tai mielai kviečiu į šį nuostabų naujoj vietoj suorganizuotą renginį. Tai net pačiam labai man įdomu bus, kaip viskas atrodys ir taip mes pradėsim šių metų sezoną. Ir dar chebra, noriu priminti, kad nepamirštumėt užsukti į xado.lt puslapį, įsirinktumėt savo produkcijos. Jie turi ne tik variklį mažinantį, trinti priedą, bet ir turi varžtui sutepti purškalą, briklinerio, žodžiu, didelis pasirinkimas, kas dirbat prie mašinų. Tai hebra, nemegokit, užeikit ir užsisakykit arba užeikit į fizinę parduotuvę. Hebra, ir jūs galit prisidėti prie mano visos šitos kelionės, prie mūsų automobilio greičio didesnio, prisidėdami prie mano VŠI Dream Race. Apgavau, tikrinot, ar jau užmigo jūsų internetas? Ne, viskas yra tvarkoje, čia mažas pokštas, bet su VŠI Dream Race tikrai nėra mažas pokštas. Čia operatorius pridės visą informaciją, kaip galit neišleisdami iš savo kišenės pinigų prisidėti ir tapti mano šitos kelionės dalim. Tai ačiū Jums, kad prisidedat. Nu ką, turim kažkokią panašiai sėdėsną, kas maždaug turėtų būti, bet visa problema realiai toliau yra su šituo lanku. Mano galva labai artėjo vis tiek gaunasi, sėdynė realiai yra suversta iki pat kryžio, kaip sakyt, lankas kaip eina su kryžiu. Tai nežinau, žodžiu, reikia dar, kadangi aš šitame garaže daug neturiu, nei grąžtų realiai neturiu, daug įrankių neturiu, tai dabar kažką pasidaryti daugiau neišeina. Esmė, kad kaip ir įmanoma padaryti viską, tik tais dabar reikia gręžiotis, prisitaikyti galutinai ir žiūrėti, kiek mes to atstumo turim galutiniam rezultate. Tai realiai su sėdynė tokie reikalai. Ką galėjau, tą prisimatavau. Dabar reikia realiai gamyklą važiuoti darytis. Čia irgi darbai vyksta. Pilnu tempu. Baiginėjasi jau nusiklijuoti viskas. Čia nelieka. Šitie dalykai liks. O toliau viską pamatysit ateityje. Kas kaip bus. Pabandysiu jums dabar parodyti, apie ką turėjau omeny. Kodėl reikės stipresnių perdarimų kažkokių tai daryti. Tik dar klausimas, kokį tą sprendimą, tai pabandysiu kamerą padėti, kad matytumėt. Tai va, aišku, šalmas bus kitas, bet kad vaizdą suprast ir kokį to sprendimo reikės šitam reikalui, tai matysim. Žodžiu, esmė yra tokia, kad aš neturiu vietos prie šito išorinio lanko. Realiai
parodysim. Čia yra realiai tiesiai galvą laikant, turiu gal centimetrą vietos nuo apsauginio atmušalo. Tai va tokia yra problema ir kaip visą šitą sprendimą reikės atlikti, iš tikrųjų negaliu net pasakyti. Nesu dar su šito klausimu realiai susidūręs. Tai čia bus įdomus sprendimas, kaip čia bandysim, ar žemiau ties skersiniais leisti irgi nėra kaip, bet pabandysiu parodyti visą šitą, kaip mes čia bandysim šitą situaciją išvengti. Jeigu būčiau 1,70 m, tai viskas būtų gerai, bet kadangi esu 1,86 m, yra blogai. Tai žodžiu, bandom spręsti toliau šitą klausimą. Tai lakstom toliau pirmin atgal iš vieno garažo į kitą. Tai atvarėm dabar pasidaryti tvarką. Jau įsivežiau visus daiktus, kas turi priklausyti dirbtuvėms. Liko tik tais prie projekto keli įrankiai, kelios visokios detalės, daiktai. Uošvis atidavė man stalažą. Tai pasistatysim tam kampe stalažą ir susidėsim tvarkingai visus daiktus į vietas, nes dabar yra visur viskas išmėta ant greičio belenkaip. Tai susitvarkysim, pagaliau viską sustatysim į vietas. Turim tvarką, susidėjom viską ant stalažų, tvarkingai, gražiai, ypatingai gražiai viskas sudėta į savo vietas pagaliau. Tai ką, viskas, dar parodau save ir dabar judam dar vieną dieną. Ta žiemos kontentas, kur realiai norisi parodyti veiksmo, norisi parodyti visko, kas žinau, kad būtų jum įdomiau žiūrėti, bet dabar yra kaip yra. Ir tai aš galvoju, gal reikia kanalą dabar pervadinti ne Edvinas GDM, o Edvinas Statybioras, Edvinas Betonmaišys, Edvinas Nudažyk man sienas, kad jau tokia aktualija dabar gaunas. O dabar su pačiu garažu, trumpas update'as, turim naujas grindis, išbetonuotas, lygias, gražias, pensi šmensi. Turim baltas sienas, apskardinta viskas, kur turėjo būti apskardinta, susandarinta, pakėlėm biški vartus, todėl kad kėlėsi grindis. Čia yra susuktas jau ofiso karkasas visas, čia kur bus oficialis. Tada dabar kas toliau laukia. Laukia, aišku, elektros darbai, bet pagrindė dabar reikia išdžiovinti pilnai grindis, joms reikia duoti laiko, jas džiovinti, išdžiovinus grindis, jas reikia impregnuoti. Impregnuoti reikia su specialiais dažais, gruntu ir taip toliau. Tai padarius grindis galima bus tęsti darbus visus su elektra, su įrankiais, keltuvais, viską vežtis, gręžtis, kelti, dėti. Tai va toks trumpas update'as. Mes ką, toliau einam dirbti, o jūs einat į kitą kadrą. Bye bye.
Tai dar šiek tiek update, kaip minėjau, reikia nusidažyti grindis tam, kad jas impregnuoti nuo visų nutekėjimų, skysčių ir taip toliau. Tai jau yra tas padaryta, tai dabar galiu parodyti. Va, turim jau gražias vienos spalvos grindis, lygias, gražias, impregnuotas. Yra padarytas jau ofisas, pastatytas jau anksčiau, kaip jis buvo šiek tiek platesnis ir trumpesnis. Tai mes padarėm šiek tiek siauresnį, kadangi darbo aplinkai nemaišytų ir į ilgį išdidinom tą jo plotą. Tai va, tai yra jau pilnai atskirtas, pilnai pastatytas ofisas, dabar viduje yra įrenginėjama, špakliuojama pats vidus. Nueisiu dabar parodyti. Čia viršų yra, dabar yra laikinos lentynos, kadangi reikėjo dažyti grindis, tai reikėjo susidėti daiktus kažkur, nes vėl reikėjo palikti tuščią plotą pačiam grindim. Tai va, tai tokie vėl trumpi update'ai nuo statybų, lažybų ir einam dar į ofisą. Aišku, ten nieko nepamatysit. Nu dabar čia kažko parodyti neišeis, čia viskas tamsu prigrūsta, visi daiktai, įrangiai, viskas sukrauta. Yra su gipsu, dabar nušpakliuosim visokius tarpukus, nusidažys sienos ir biški susidėlios viskas dabar į vietas. Jau realiai galima bus pradėti vežtis įrankius, keltuvus, visus tos dalykus jau pradėti vežtis, po biški dėliotis. Aišku, dabar nieko dar negalim daryti, nes savaitę laiko reikia pačiam grindim, kol jos pilnai sudžius ir įstings. Tai realiai dar turim luktelt, tai per tą laiką įsirenginėjom ofisą. Taigi šitam video viskas, šitas filmukas baigėsi ir labai dėkingas jums, kad pažiūrit, kad palaikinat, kad pakomentuojat. Ir noriu dar kartą padėkoti kaip visada mūsų partneriams Auto renginiai, Xado LT ir susitiksime kitose videose.